Aritmetinės progresijos pirmasis narys lygus 9, o aštuntas 37. Apskaičiuok progresijos skirtumą. Mes žinome, kad mūsų aštuntasis narys yra prie pirmo nario, turiu 7 kartus pridėti d. Įsirašau vietoje aštuntojo nario 37, vietoje pirmojo nario 9 ir gaunu 37 lygų 9 plus 7d. Iš čia 7d bus iš 39 atimsiu 7, 28 ir d gaunu lygų 4. Štai aš radau progresijos skirtumą. Atsakymas 4. Dabar b eilutė. Mums sako, kad parodyk, kad progresijos n-tojo nario formulė yra štai tokia. 5 plus 4n. Kągi aš darau? Aš pasiimu bendrojo nario formulę. an yra lygų a1 plus n minus 1d. Ir įsirašau visus reikiamus dydžius. an lygų pirmasis narys yra 9 plus n minus 1, o d skirtumas mano yra 4. Atsiskleidžiu skliaustelius 4n minus 4, sutraukiu panašiuosius narius 5 plus 4n. Štai gavau lygiai tokią, kokią turėjau gauti. Taigi parodyta. Na ir dabar klausia, kiek progresija turi narių mažesnių už 117. Aš pareikalausiu, kad jos n-tasis narys būtų mažesnis už 117. Taigi sprendžiu nelygybę. 5 plus 4n vietoj n-tojo nario mažiau už 117. Persikeliu penketuką į kitą pusę, iš 117 atimu 5, 112. Na ir padalinu iš 4. Kiekgi čia bus? 112 dalinta iš 4, 2 kart 4, 8, atimu 3, 32, 32 dalinta iš 4, 28. Reiškia, paskutinis narys, kuris yra mažesnis už 117, šio nario numeris turi būti mažesnis už 28. Taigi, tokių narių yra 27. Atsakymas, progresija turi 27 narius, mažesnius už 117. Kaipgi vertinsim šį uždavinį? Iš viso uždavinys vertas 4 taškų. Pirmasis taškas už A eilutės teisingo atsakymo gavimą, antrasis taškas už B eilutės teisingo atsakymo gavimą, trečiasis taškas C eilutėje už teisingo sprendimo būdos pasirinkimą, tai yra šios nelygybės sudarymą, ir ketvirtasis taškas už gautą teisingą atsakymą. Viso 4 taškai.